pašnekovai. Tai rajono sąjūdžio tarybos pirmininkas Raimundas Merkelis iš mano dešinės ir iš kairės, Nepriklausomybės partijos Tauragės grupės atstovas ir sąjūdžio tarybos narys Romas Zaleckas. Jie šiandieną sutiko maloniai pasidalinti savo keliomis mintomis su jumis, gerbiami televizijos žiūrovai. Taigi, pirmas klausimas galbūt jums, gerbiamas pirmininkė. Vasario 15 dieną vyks rajono sąjūdžio konferencija. Kaip jūs jai ruošiatės? Ar yra iškilusi kokių problemų? Ir galbūt kas naujo nusimato šitoje konferencijoje, ko dar nėra buvo kitose praėjusiose konferencijose? Na, problema, aišku, iškyla šį kartą naujų, kadangi sąjūdžio suvažiavime trečiajame buvo priimta fiksuota sąjūdžio narystė. Todėl ši konferencija vyks jau su fiksuotais sąjūdžio nariais. Tai yra tie žmonės, kurie jau priims sprendimus, kurie balsuos, reiškia, bus jau fiksuoti sąjūdžio nariai. Todėl ir iškyla mums, kaip sakant, gausybė problemų. Reikia kurti grupės, vienu žodžiu. Reikia kurti grupės ne tik mieste, bet ir kaime. Na, o pačioje konferencijoje, aišku, iškils naujų problemų ir naujų sprendimų, kadangi vis tik tai Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimas, kaip sakant, su kiekvieną dieną iškelia vis naujus tokius uždavinius, kurie gana yra sudėtingi ir sunkus. O dabar, sakykit, tos grupės, kur minėjot, jos bus kuriamos po konferencijos ar prieš konferenciją, jos pradėsit formuoti? Taip, tos grupės jau yra kuriamos dabar. Čia toks kaip atnaujinimas sąjūdžio išeina, toksai jau jis fiksuotas bus ir dalyvių turės pažymėjimus visi sąjūdžio dalyviai? Taip, turės pažymėjimus, bus nario mokestis, bet nario mokestis yra grinai simbolinis. Tai yra 10 rublių metams. Tai čia yra toks projektas, sakykit, o jeigu čia konferencijose Respublikoje nepasitvirtintų tie dalykai, juk ten balsuos už tos dalykus turbūt delegatai? Ne, juk sąjūdžio suvažiavime jau buvo priimta. Jau sąjūdžio suvažiavime buvo priimta ir čia taip jau taps. Nu, matot, kas yra fiksuota narystė? Dabar ateina žmogus į sąjūdį, jis kalba sąjūdžio vardu, išėjęs iš sąjūdžio, jis gali vėl arba kalbėti prieš sąjūdį, arba iš viso reiškia nedalyvauti. Na, o fiksuota narystė reiškia kažkokią tai atsakomybę už savo žodžius ir už savo veiksmus. Suprantama. O sakykit, kas rinks dabar delegatus į rajoninę tą konferenciją vasario 15, kur įvyks? Delegatų rinkimas bus šitaip. Kada įsikurs grupė, tai nuo grupės kaime, kuri, pavyzdžiui, grupė sudaro 3 žmonės, bus renkamas vienas delegatas. Mieste nuo 5 grupės narių bus renkamas vienas delegatas. Reiškia šitaip. Na, o likusieji, pavyzdžiui, delegatai, kurie neturės grupių, bus tokių ir nemažai žmonių, kurie ateina tiesiai į sąjūdį ir užsiregistruoja, vienu žodžiu, kad nori būti sąjūdžio nariais. Na, tai čia priims sąjūdžio taryba, reiškia, nutars, kiek žmonių, reiškia, iš kiek žmonių, vienu žodžiu, turės vykti konferencija. Manome, kad taip turėtų būti balsuojant, reiškia, apie 50 sąjūdžio fiksuotų narių. Tai yra viena, reiškia. Na, o antra, mes dar šiandien negalime tiksliai pasakyti, kiek sąjūdžio narių, reiškia, šiuo metu bus, kadangi anketos yra tik išdalintos ir dabar vyksta toksai, kaip sakant, na, tas pats procesas, vienu žodžiu, kuriamasis. Aišku. Gerbiamas pirmininkė, dar pasakykit man, atsakykite tokį klausimą, jeigu galit, kokios pagrindinės problemas visuomeninėme gyvenime, jūs kaip sakėt, va čia ir nepriklausomybės įtvirtinime, sąjūdis savo numato, kokias pagrindinės problemas spręsti žada sąjūdžio žmonės dabar, arba bent šiuo metu jau sprendžia tas problemas? Pagrindinės, aš turiu. Viena iš pagrindinių problemų, kurias, aišku, spręs sąjūdis šiais metais, tai turėtų būti politinės reformos problema. Nes vis tik tai žiūrėkite, kas gaunasi. Mes, vienu žodžiu, paveldėjome ir šiandien dar tebegyvename tose valdžios struktūrose, kurios buvo sukurtos okupacijos metais. Tai yra, kurios mums buvo tiesiog primestos. Vienu žodžiu, reiškia, mes turime sukurti naujas politinės struktūras, kurios atitiktų nepriklausomos Lietuvos, reiškia, tokį demokratinį laisvo vystymosi modelį.
Tai yra viena. Ir dabar, kada šiandien yra renkami Sąjūdžio iniciatyvą organizuoti parašai dėl Lietuvos prezidento, tai čia irgi yra viena iš tų politinės reformos kampanijų. Toliau, kas dar, reiškia, yra aktualus Sąjūdžiui šiais metais, tai turėtų būti sustiprinta kova prieš nusikalstamumą visose lygiuose. Pagrindas, tai yra nusikalstamumas ekonominis. Pavyzdžiui, Sąjūdžio taryba labai daug kreipiasi žmonių iš kaimo vietovių. Ateina net grupėmis, pavyzdžiui, net ir vakar vakare, reiškia, buvo tiesiog 3-5 žmonės atvyksta iš kaimų ir tiesiog kelia, reiškia, tokius klausimus, štai tenai tas ir tas pavogta, reiškia, išdalinta, labai lėtai vykdoma žemės reforma ir taip toliau. Vienu žodžiu, šita problema šiais metais bus labai aktuali ir aišku, Sąjūdis bus priverstas tiesiog, kaip sakant, šioje srityje labai daug dirbti. O kalbant apie nusikalstamumą, jūs konkrečių tokių jau turit užfiksavę faktų, kad žinot tikrai, kad taip įvyko ir kaip, jeigu turit, jums padėjo vietinės valdžios struktūros? Reikia pasakyti, kad vietinės valdžios struktūros mums padeda pakol kas labai silpnai, arba galima sakyti, iš viso beveik nepadeda. Tai ir yra suprantama. Kodėl? Todėl vis tik tai aš manau, kad šita dabartinė valdžios struktūra, aš jau kaip sakiau, susiformavusi dar anais laikais, ji kitaip elgtis ir negali. Kadangi, reiškia, dabar vyksta toks pereinamasis laikotarpis, kada, reiškia, senosios valdžios struktūros atmiršta, o naujosios dar nėra susiformavusios, kaip reikiant. Ir štai vyksta tokia, kaip sakant, palanki dirva ekonominiams nusikaltimams. Taip, ir šita, reiškia, dirva labai sumaniai išnaudoja kai kurie senosios, pasakyčiau, nomenklatūros atstovai. Ir aš dar pakartoju savo klausimą, konkrečių faktų turit ar neturit? Aišku, kad turime. Aš čia šiandien esu pasiruošęs, reiškia, kalbėti, kadangi yra konkrečių faktų, kurių dabar vyksta ir tyrimas, ir prokuratūra, kaip vakar buvo atvažiavę žmonės iš Norkiškės ūkio, reiškia, net buvo ir ministrų taryba nusiustas laiškas, vienu žodžiu, paskui perdavė vietiniai prokuratūrai. Taip, kad konkrečių faktų yra ir šiandien mūsų Sąjūdžio atsakingoji sekretorė Danutė Pikčiūnienė išvažiavo lygiai su tais pačiais reikalais, vienu žodžiu, žiūrėti, tirti, bet reikia pasakyti štai ką. Visa bėda yra ta, kad mes dabar Sąjūdžio žmonės esame priversti būti ir tardytojais, ir kontrolieriais, ir ko tik tai nori. Nors rajono valdžios aparate yra labai daug žmonių, kurie dirba, kurie gauna už tai atlyginimus ir gerus atlyginimus, o mes, reiškia, esame priversti faktiškai dirbti už juos tą juodąjį darbą. Štai čia yra visa blogybė. Tai jūs manot, kad Sąjūdžiui darbų dar tikrai ilgam užteks? Tai be abejo. Ponas Raimonda, jūs 2 kadencijas buvot tarybos pirmininku išrinktas. Pagal Sąjūdžio įstatus, jeigu aš neklystu, 3 kartą jūs nebegalėsit būti išrinktas pirmininku. Ar tai tiesa? Taip. Įstatuose yra toksai punktas. Nuo savęs norėčiau štai dar ką pridurti. Sąjūdžio veikloje dalyvauju nuo 88 metų pradžios. Priklausau romantikų kategorijai. Tokie žmonės buvo labai geri ir tiko, kada vyko kova su atviru priešu. Tai yra su okupantais, vienu žodžiu. Šiandien, kai Lietuva laisva, kai vyksta realios nepriklausomybės įtvirtinimas, turiu pasakyti, kad aš jaučiuosi tikrai labai pavargęs. Vis tik tai nuo 88 metų pradžios gyventi visą laiką tame neapibrėžtume, visą laiką kovoti. Žinote, žmogus kažkur tai išsenka ir jis jaučiasi pavargęs. Ta turi suprasti kiekvienas žmogus ir aš tą puikiai suprantu. Dabar aš esu tokios nuomonės. Į šitą jau darbą turėtų įsijungti kuo daugiau specialistų. Kadangi
šitam realiam nepriklausomybės įtvirtinime jau dabar neužtenka vadovautis vien tik tai emocijomis. Jau dabar reikia tokio, žinote, konkretaus darbo. Taip, kad aš, vienu žodžiu, pasitraukdamas iš Sąjūdžio tarybos pirmininko pareigų, aišku, jokių būdų nepasitraukiu iš Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo programos. Aš turiu pats asmeniškai savo pasistatęs uždavinius, reiškia, na ir dirbsiu. Pagrindė aš noriu dirbti toje srityje, kuri liečia mūsų istorinę praeitį, na ir tuo pačiu ir kultūrinę programą šiek tiek norėčiau bendradarbiauti vėl atgal su tremtinių choru ir taip toliau, ir taip toliau. Vienu žodžiu, darbų yra. Tai dėkoju Jums ir linkiu, kad Jūs nepasitrauktumėte iš aktyvaus visuomeninio gyvenimo Tauragės mieste ir rajone, ir būdamas ir ne Sąjūdžio tarybos pirmininku. Tai sėkmės ko geriausias Jums. Gerbiamas ponas Zaveckai, Jūs taip pat norit keletą minčių pareikšti mūsų televizijos žiūrovams. Tada prašyčiau. Nu, be abejo, aš norėčiau paliesti daugiau kaimą žmonės padrąsinti. Nu ir atkreipiuosi kaip į kaimą žmonės, mėly kaimo žmonės. Pavasaris jau čia pat ir žemė laukia mūsų. Nu, daugumas turime ir turite, kai sakant, savos žemės ir ją reikia pradėti šį pavasarį jau dirbti. Tie, kurie turi. O tie, kurie myli žemę ir neturi savos, manau, kad žemės pakaks visiems, tik reikia ją mylėti ir žemės bus. Dar, mėly kaimo žmonės, vienu žodžiu, esate daugiau klaidinami, gal, sakius, buvusių pirmininkų, esamų dabar šitų pirmininkų, taip pat ir kai kurių agrarinės komisijas žemės ūkyje, vadovų ar ten įvairių ten, kurie su jūs turit reikalų, su jais ar nemažai klaidina. Manyčiau, kad reikėtų daugiau, ypač kaimo žmonėm, daugiau skaityti Lietuvos aidą, tėvų žemės spaudą, klausytis aiškinimus ir atsakymus žemės ūkio klausimams, kada būna per radiją, per televiziją. Ypatingai, kada gerbiamas aukščiausias deputatų tarybos, gerbiamas Grakauskas aiškina arba įstatymus ar įstatus, taip pat žemės savininkų gerbiamas Liaugaudas. Nu ir manau, kad reikia imti savo žemės arba nuomoti, kurie neturi. O kolūkio sistema turi būti, kolūkio sistemai turi būti galas. Nes kiek aš pastebėjau, rajono valdžia mažai te padeda kaimo žmogui. Jie daugumas eina su ūkio vadovais, nes kaip ir praktika, vienu žodžiu, rodo ir gyvenimo patirtis, ir dabar ši kadencija yra daugumas deputatų, ūkio vadovai, kaip žmonės aiškina ir žinoma, vienu žodžiu, kad tie ūkio vadovai tiesiog per įvairias apgaulės daugumas pateka į šitą rajono deputatus ir gal rajono valdžiai būna sunku atsispirti prieš tokias, supranti, stiprios jėgas. Nu, be abejo, aš kviesčiau kaimo žmonės gal daugiau jungtis, o dabar, kai tik tai yra atkuriamas iš naujo Sąjūdžio grupės, jungtis į partijas, Lietuvai pažangęs judėjimus, nu ir turėti ryšį su aktyvistais rajono sąjūdyje, ten rajono to Sąjūdžio taryboje. Ir mes turėdami kaime tokias kaip Sąjūdžio grupės arba partijų grupės, ten judėjimų kokių, kada bus nurodomi konkretus faktai, bus lengviau mums šitą visą išaiškinti, tas visas negerovės arba įstatymus, nuvažiuoti kiek sugebėsim, arba pasikvietę specialistus paaiškinti, dėl ypatingai šį pavasarį turim
turime būti tikrai pradėtas, kai sakant, atgimimas, darbas savose žemėse. Ir va tik turėdami ryšį su kaimo žmonėmis, mes galėsim padėti jam ir daug ką galėsim išaiškinti, kai ką sugrąžinti iš grobstytų vadovų, įvairių viršininkėlių. Nu, tik tai šitokią pagalbą galėsim mes padėti kaimui. Ir aš pats esu numatęs, kaip sakant, jau pavasarį pradėti savo tėvų žemę dirbti. Aišku, ačiū už įdomias mintis. Ir dabar aš norėčiau dar vieną dalyką jūsų paklausti. Jūs praėjusį šeštadienį, tas buvo turbūt sausio 18 dieną, dalyvavot nepriklausomybės partijos suvažiavime, kaip nepriklausomybės atstovas čia iš Tauragės. Ar jūsų daug važiavo iš Tauragės narių nepriklausomybės partijos? Nu, iš Tauragės mūsų važiavo 3, bet praktiškai buvo aš tik vienas, ten biškie susiklaidina. Ir kas naujo jūsų partijoje numatyta po šito suvažiavimo, galbūt tokius pagrindinius bruožus, kokie jūsų tikslai ir jūsų priemonės galbūt tiems tikslams įgyvendinti? Mūsų kaip nepriklausomybės partija programa ir įstatai, tai yra teisingumo atstatymas, kad būtų laikomasi įstatymų, vienu žodžiu padėti kaimo paprastam žmogui, vienu žodžiu, kad kovoti, kad su teisės pažeidėjais, vienu žodžiu, kad būtų atstatyta teisybė, kad galiotų įstatymai. Nu, ir tikslas buvo mūsų suvažiavimo, tas, kad buvo sprendžiamas mūsų gerbiamo pirmininko Čepaičio klausimas. Kai kurios jėgos gal jį norėjo apjuodinti ir kai kas ir iš mūsų partijos narių tarpe, ypatingai ten Kauno skyriaus, kai kurie ten... Tai Virgilijaus Čepaičio įgaliojimai patvirtinti toliau, jis yra pirmininku, lieka toliau nepriklausomybės partijos. Nu, be abejo, mes daugumas ir čia labai mažuma kažkokia, tai daugumas neradom jo nusikaltimų ir ypatingai dabar, kai susikūrė sąjūdis, aukščiausios tarybos darbe, taip kad girdėjau gana iš tokių inteligentų, gerų specialistų, mokytų žmonių, kad jo darbai ir veikla yra aukštai vertinama ir mes provokacijom nepasiduosim. Aišku. Ir dar galbūt jau paskutinis klausimas. Šios dienos spaudoje teko Lietuvos ryte konkrečiai skaityti, kad partijoje įvyko skilimas. Prieš tai mes kalbėjom, kad čia tai netiesa. Kaip iš tikrųjų yra? Nu, aš manau, kad skilimo nebuvo ir neturėtų būti. O jeigu kuriem, kai sakant, nepakeliui su mūsų partija, tai laisvai yra partijų įvairių. Ir gali kurti kitą partiją, kas nors. Ten labai maža grupelė, ypatingai ten kažkur tai buvo 5 pašalinti iš partijos suvažiavimą tiesiog. Ir likusi ten tų pačių kauniečių nemaža dalis, vienu žodžiu, jie pasilika ir jie supranti, sakė, kad čia yra kažkokios tai jėgas, agresyviai nusiteikusias prieš mūsų partiją, prieš gerbiamą mūsų pirmininką Čepaitį, taip kad... Gyvuosite ir toliau sėkmingai? Nu, manau, kol Lietuva gyvos, tai vienu žodžiu, mes, kai sakant, aš nepasiryžęs kažką tai partijai, aš pasiryžęs dirbti Lietuvai. Ir toj partijai, kuri dirbs Lietuvai, aš ar ją palaikysiu. Tai tada aš dėkingas Tamstai, ponas pirmininkė, už pokalbį. Linkiu Jums kuo geriausios sėkmės. Ačiū. Dažniau dalyvaukit mūsų pokalbį.